Labadiena! Antradienį Europos akcijų biržų indeksai nuo pat ryto rodė kritimo kryptį. Dar nesibaigus prekybai pagrindiniai indeksai buvo nusileidę daugiau nei po 1%. JAV biržoje akcijų kainos ateities sandoriuose taip pat bylojo apie prastas nuotaikas. Rinkoms toliau nerimą kėlė žinios iš Šiaurės Korėjos apie atliekamus bandymus su branduolinėmis raketomis. Baltijos biržose nuotaikos buvo lygiai tokios pat, kaip ir visoje Europoje. Indeksai fiksavo pakankamai didelius kritimus, tačiau Vilniaus biržai pavyko atsilaikyti. Vilniaus biržos indekso reikšmė per dieną praktiškai nepakito. Apyvarta buvo labai menka ir nesiekė net 740 tūkstančių litų. Aktyviausiai buvo perleidinėjamos Panevėžio statybos tresto akcijos, kuriomis sudaryti 155 sandoriai už 351 tūkstantį litų. Akcijos kaina pakilo 0,51%. TLT akcijų buvo perleista už 170 tūkstančių litų, tačiau kaina nepakito. Aprangos ir City Service akcijos pigo atitinkamai 0,76 ir 2,5%. Kiek ženklesnių brangimų galėjo pasigirti Klaipėdos nafta, kurios akcijos pabrango 2,22% iki 92 centų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas antradienį smigo žemyn 1,26%. Akcijų buvo perleista už 529 tūkstančius eurų. Aktyviausiai prekiauta Esti Telekom vertybiniais popieriais, kurių kaina pakilo 0,76%. Iš 11 pigusių biržos bendrovių didžiausią neigiamą įtaką indeksui turėjo ženkliai atpigusios statybų bendrovių Merko bei Esti Hitus akcijos, taip pat beveik 6,8% nuvertėjusios Olympic Entertainment Group akcijos. Rygos biržos indeksas krito 1,73%, akcijų perleista už 170 tūkstančių latų. Didžioji dalis apyvartos sugeneruota atliekant sandorius laivybos bendrovės Latvijos Kugneciba akcijomis. Jų kaina krito 2,33%, o Line Farm akcijų kaina krito virš 10%. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.